Marija buvo. Sakai. Aha, nes mašiną vieną apvažinėjai, o ten ant šaligatvės skinėjo. Bet tik vienas važiavo, kitas normaliai atrodo važiuoja. Nešalta man. Matai maloniau, kai šalta. Jis smagu pasakėjai dar. Ką čia filmuoji? Nieko. Savo gražų balandžio orą. Mes tau pafilmuot, bet nieko geras ir nesimatys. Samsungą Galaxy S3 nusipirkt. Tai sniegas matysit, na. tą laikiklį ir atsisiųs tą fiksatorių vaizdą, kur nuo smūgiai jis pats sustoja, žinai. Įrašinėjai 10 minučių visą laiką ir po 10 minučių, prieš 10 minučių buvusią istoriją trint, žinai, ir toliau dar rašinėjai. Tipo... Tu pas man visą laiką 10 minučių interparatą, žinai. Jo, kad realiai išsaugotų tik tais tą dalyką, kai tu avariją padarė. Jo, o realiai, kai jis pats sustoja, žinai, jeigu, ta prasme, labai stiprų smūgį, nu, ta prasme, pagaus, sustoja, išsaugas. Tai galėtų dar ne to, dar ir viskį postfaktom irgi pafilmuot, kaip viskas vyko po to. Bet jo, bet jeigu per 10 minučių užmiršiai saugot, žinai, ir babak. Jo, avariją paturėjęs jau ne tai minty. Tiem irgi malonu jauti dirbti. Jo, dar ant tokio aukšto pakėlės. Turėjo sniegę. Nu, švelnus vėjelis, pučiu. Tai mes va taip tos liniuotės kalibruojam. Liniuotės taip kalibruojam darbę. Kėdžių atvažiuojam, prie bak atvažiuojam, žinai, atidarom žinai ir privažiuojam. O ką daryt? Lini vietos, o kaip kalibruoti? Tai kėdės ne iš šonas atsidaro, galinės dažys. Ne kaip pas metriuką, į viršų. Na įvairių yra šitą, pas mus į viršų. Labai gerai. Vietoj stovo. Čia irgi primena, kaip atvažiuojant tą tokį leduką, kelio kur plėtumas. Aga. Sofilorė. Kaip kalba? Jo, per kažtekantą. Bloodhole Gang. Neatsimenu kaip pavadinimas. Žodžiai yra tokie, jo. Čia vis sedanas, bet geras. Šitas Volteras toksai. Direkt namų reakcijos galvoju, kas yra DMA trumpinys? Pasautinė numeris DMA. Nematau audinės, kur audinė? Aiva. Kas yra CGG? CG, tai žinau kas yra, o CGG tai nežinau. Kas yra CGG? Computer Graphics. Generator. ABN. Akumuliator bei negative. VCU. Graphic Counter Unit. Tai čia, o čia įdomiau. Kas tai yra? Tai Čekija. Čekija štai.
ketvirtas dienas. Neįsivaizduoju, kaip jūs tada pravažiavot Penkiesę. Penkiesę tokį važiavot iš šiandien? Juk. Tai mes į tuos trakus varom. Bet tai traktai ten buvo. Tai Penkiesę varom. Tai ten pusė kirto jau buvo. Ir šiaip kaip durniuoji, tai jau dzin, žinai, Penkiesę. Ja. Reikėtų, tarkim, į Lušius grįžti Penkiesę, tai būtų gali pizdės. Visas atašykiam. Ja. Kas už manęs gali sėdė, tai būna jam labai malonu. Dabar dar nieko. Seniau tai iš viso šitai važinėdavo, tai iš viso gali nieko nelieka. Jo. Ne, iš tikrųjų pripratau yra patogiau, kai matai priekį. Kapotą visą? Nu, ne visai visą kapotą, bet kapotą matau. Aš irgi matau kapotą, kad jis nematau to užlinkimo. Užlinkimų tai jau nepamatysi neišlindęs viską. O realiai, tai kaip tu gali vairuoti kapotą nematydam? Tu priekį turi matyti. Šitaip yra patogiau, iš tikrųjų jauti, kur tavo priekis. No. Tai nematydavau. Tai va, aš iš pradžių irgi būdavau nusileidęs žemai, tai šiandien matai, bet matai dangų. Ne, nu, aš prasme, nu, taip sėdėdavau ir nematydavau to priekio. Kur tu matydavau tik tai, kur yra... Nu tai ką tas, tai kaip tu stabdydavai tada? Štai. Jausdavai gabaritus, tai ar kaip? Kaip tada, taip ir, kaip dabar, taip ir tada aš irgi statydavau. Per arti. Ne, nu, aš žinodavau normaliai, ta prasme, aš sėdžiu, kad ponėlės priekį, ties mašinos parką. Čia maždaug yra metras pusantro metalinis. Aš ten mokykloje tai mane mokino, kad reikia matyti padangą dar. Priekį stovinčius. Bet tai važinėjau su hatchbacku, su sedano šeliai. Kaip sėdžiu, tai aš pusę bamperių matau gerai, reiškia. O jeigu dar tiksliau, tai žiūriu, kiek matau lempas kito bamperį. Ne vienas mokė, kad reikia matyti bamperį, kitas mokė, kad reikia matyti ir padangas. O manęs tai nieks nemokė. Pats išmanai. Nu. Ką žinau, važiuoju, matau, atstomus ir sustoju. Tai aš irgi šiaip stabdydavau iš normaliai, bet po to man buvo iš instruktoriaus komentaras, kad aš per statau. Sako, statyk, kad matytum dar padangą. Gerai, tada pradėjau kreipdėmėsi, kur stabdau. Tada dabar vėl stabdau, kai eina viskas. Tai tiesą sakau, kad dažniausiai tas mano sustojimas tai iš pusės bamperių. O kaip dabar su tau teisėm? Būt gerai, žinau. Kokio? Ta prasme, reikės keistis teisės. Nuolatinės keitimas dabar. Ten bus kokį testai, koks velnis. Ką nors žinai? Ką žinau, man iki tu kažkelintus ten galioji 18 kažkada, tai man. Ne, tu jau turi nuolatinis. Aš net. Nu, aš irgi neturiu, aš šią vasarą reikės. Nu, manęs kai nekreipiam, tai aš ir nesidomiu, bet realiai tai gali reikės. Susimydė šinamis. Šiaip prie manęs, ta prasme, prie mano keitimo, kai buvo atėjęs, irgi buvo tas šnekėjims toksai, kad reikės, ten tradata. Atėjo tas keitims, užsiregistravau, pasiėmiau. Po mano realiai va šito gavimo laikinų, tai aš buvau kalbus, kad ten realiai reikės visokias tai panašiai, bet tipo jau tie, kas dabar turi laikinas, tiem nereikės nieko. Aš irgi taip sakau, na gerai, taip žinau. Na gerai. Tai šis buvo padaryta tai, kad tie, kas turi tipo tas laikinas, nu, gali, ta prasme, žalėlę. Tai keisis išlaikė ten testą kažkokį, po to Jo, patikrint. Niekas, tai tada iš visą atmetė, dabar vėl kartu kažką galvoti, tai jie pasveikis, atsėtis, padaryti patalpą, viską paruošti, kur tipo turi permą. O čia man kur Lietuvos įstatymai patinka šitą vietą. Pročia, žmonėm uždirbti neduoda.